75. Kokie jie ir kaip jūs jaučiatės? Iš ties metai, kada tu gali pasakyti, aš turiu praeitį. Šiaip, kai tu esi 18 metų, tu turi ateitį. O dabar tu turi milžinišką praeitį. Ir ta praeitis telpa į tų paprastus sakinius. Tai yra istorijos laiko tėkmės atkarpa ir mano ir mūsų kartos pėdos istorija. 75 ir tu matai pėdas. Štai kodėl ir ši knyga, kurią mes šiai progai išleidom, ji vadinasi Gyventi Lietuvai. Ne aš autorius pavadinimo. Autorius pavadinimu yra sudarytojas Petras Zurlys. Bet ši knyga buvo skirta bibliografijai. Apžvalgai visų publikacijų, kurios buvo nuo 1984 iki 2025 metų. Tai, kad 75 metai ir bibliografija, tai yra medis. Medis, kuris auga ir kuriame labai daug šakų ir kuriam gyvybę teikia jo šaknis. O mes turim du medžius. Gėrio ir blogio pažinimo medį ir gyvybės medį. Gyvybės medyje lieka mano 3 vaikai ir 6 anūkai. Gėrio ir blogio pažinimo medyje lieka šita bibliografija. Ji neišdailinta. Čia viskas. Čia 7557 bibliografiniai vienetai. Pačių įvairiausių autorių. Asmenvardžių rodikliai 35 000 asmenvardžių. Taip čia susitinka visa Lietuva nuo 1984 iki 2025 metų. Kodėl ir buvo keista užduotis parašyti autobiografiją bibliografijai. Niekad nerašiau. Pirmą kartą. Ir neatsitiktinai, kai kas klausė, kodėl nebuvo publikacijų iki 1984 metų. Atsakau, šitoj knygoj yra didelė dalis mano bibliografijos parašytos ne mano ranka. Parašytos tų, kurie mane atkilai prižiūrėjo. КГБ графия. Комитет госбезопасности. Šis komitetas rašė mano biografiją iki 1990 kovo 11 dienos, kai mes balsavome už Lietuvos valstybės atkūrimą, už kovo 11 aktą. O po to, suprantame, čia eina visos sritys, kuriuose man teko darbuotis. Medicinos, istorijos, visuomeninių mokslų, konstitucijos, teisės, sveikatos apsaugos. Ir tai, kad mes galime dabar pateikti visuomeniai šią knygą, yra didelis knygos leidėjų, Utenos Indros leidyklos žmonių nuopelnas. Aš didžiuojuosi, jie padarė 2 versijas. Vieną dovanojimo, o kita bus pristatyta Nacionaliniai Mažvydo bibliotekoje kaip 1227 puslapių bibliografinis rinkinys skirtas akademiniai visuomeniai, mokslo tyrimo institucijoms, mokslinėms bibliotekoms, tyrėjams. O čia galima pasidžiaugti tuo, kad visa bibliografija telpa labai modernioj laikmenoj. O čia viena laikmena yra pavadinta, kurioje yra bibliografija, asmenvardžių rodiklės, Vytenio Andriukaičio darbai Seime, Vytenio Andriukaičio archyvai naujajame valstybės archyve ir Vytenio Andriukaičio paroda darbų. O kitas laikmenos failas yra skirtas Aloyzo Jančioro filmui Erškėčių vainikas. Taip kad tie, kurie gaus dovanų šią knygą ir šias laikmenas, jie galės matyti labai plačią panoramą tų įvykių, kuriuose man
teko gyventi, dirbti ir darbuotis. Tai štai, žiūrint į tą nuostabų kelią, kuris vadinasi mūsų gyvenimas. Ir į medį gali pasakyti, kad knyga atspindės Lietuvą. Labai gerai, Vyteni, o kaip Jūs manot, ar istorijos Jūsų pėdos sulauks atgarsio ir pasiekėjų? Tiesą pasakius, kai kurios pėdos jau yra neišdildomos. Štai čia už mano nugaros matote nepriklausomybės kovo 11 akto paskutinė redakcija parašyta mano ranka. O štai čia matote Lisabonos sutarties prieš tai darytą projektą, kuriame irgi yra mano įrašas. Ir taip pat matot konstituciją, kurioje yra taip pat mano pėdsakas. Tai šitų dalykų jau nieks neišdildys ir jie vienaip ar kitaip sulauks. Ne tik pasiekėjai, bet ir kritikos, ir vėl diskusijų, nesibaigiančių noro viską tobulinti. Tai aš tikiu, kad mes tikrai visi kartu galėsime apibendrinti tą nemenką laiko dalį skirtą mums. Istorija teka, yra tėkmė. Ji neturi pradžios, ji neturi pabaigos. Ir mes toj atkarpoj, kur esam, mes staiga sugalvojam, kad į kažkokią tai ateitį turim. Deja ne, ateitis yra daugia planė, daug planų, begalės horizontų. Nesu aiškiaregis, negaliu pasakyti, kas laukia, bet galiu pasakyti tiksliai, istorijos pabaigos nebus. Ji neįmanoma. Ir todėl pasiekėjai turės toliau gilintis, kad rasti savo atsakymą. Nes labai graži yra sentencija Kiplingo, Rudyardo Kiplingo. Ir aš specialiai tą eilėraštį pasiūliau, kad jis būtų pirmuoju šioj knygoj. Ji vadinasi Jei. Jei. Ir čia yra parašyta taip. Jei tu gali tarp sukčių doras likti, būt su karaliais toks kaip ir minioj, pasiekti, kad pelnytai gerbt sutiktų tave ir priešai, ir draugai kovoj, jei tu gali teikti triūso vaisių gausiai, ištart vertai šį mirksnį gyvenau, tada turtinga žemė tau priklauso ir būsi tikras tų žmogus sūnau. Taip, kad tie, kurie eis tom pėdom, jie turės šitą švyturį, būti tikrų žmogų. Ir aš jiems to linkiu. Ačiū. Sakykit, ar žmonės galės susipažinti su Jūsų knyga? Taip, mes šią knygą dovanosime tokiems artimiems bičiuliams, suprantama, tiems, kurie norės, kaip sakyti, paskaityti, pavartyti ir save atrasti. Žinoma, o tą didžiąją darysime pristatymą Nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje rugsėjo 24 dieną. Ir tada mes pakviesim į pristatymą visas bibliotekas, nes mes įteiksim bibliotekoms šitą dovaną, kad tai būtų istoriografinis, ištiso laiko paminklas. Tai kągi, lauksim pristatymo ir sveikinam Jūs dar kartą su jubiliejumi. Ačiū labai.